Sveiki, sveiki visi. Labai dėkuoju visiems, kurie prisijungia gyvai ir visiems, kurie žiūri įrašą. Labai džiaugiuosi, kad ši tema susilaukė tokio susidomėjimo, nes tikrai pati, kai pradėjau praktikuoti jogą, kokius 5 metus galvojau, kad joga yra tik fiziniai pratimai. Ir nežinau apie visą kitą, visą šitą filosofiją ir visą jogos sistemą, kuri yra tokia turtinga, tiek turi daug naudingos informacijos ir tiesiog praktinių įrankių, kurie gali padėti ne tik su fiziniu kūnu, bet ir su savo protu ir siela. Tai joga apskritai iš sanskrito kalbos kyla iš žodžio juk. Juk yra kaip sąjunga, sujungimas. Tai joga mums padeda, visa šita jogos sistema ir filosofija mums padeda sujungti, subalansuoti ir harmonizuoti mūsų kūną, mūsų protą ir mūsų sielą. Tai kaip sujungiam rankas, tai taip ir sujungiam visą savo esmę į vieną vietą. Ir šios paskaitos tikslas yra supažindinti jūs visų pirma su jogos filosofija ir 8 jogos kaip pakopos, kurios veda link nušvitimo, bet mūsų tikslas nebūtinai turi būti nušvitimas, tai gali būti tiesiog ramus protas, ramybė, džiaugsmas, harmonija tiesiog kasdieninėme gyvenime. Ir pritaikant tuos principus jogos kasdieninėme gyvenime, tai tikrai labai įmanoma susikurti tokią realybę, nebūtinai galvojant apie nušvitimą. Tai pirma, atsisėsim, tiesiog įsižeminsim, kaip visada, prieš fizinių asanų klasę, taip ir prieš paskaitą turbūt. Kartais būna mūsų protai labai, labai aktyvus, galvojame apie kažką kitą, tai kad galėtume susikaupti, tai tiesiog įsižeminsim šiek tiek trumpai ir tada pradėsim paskaitą. Jeigu vairuoja, tiem, kurie šiuo metu vairuoja, tai neužsimerkit, galit kvėpuoti, bet neužsimerkit. O visi kiti, kurie šiuo metu gali užsimerkti, tai užsimerkiam, giliai įkvepiam ir iškvepiam. Galim paleisti pro burną, įkvepiam, iškvepiam, paleidžiam visas mintis. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam, paleidžiam visus rūpesčius. Grįžtam į savo natūralų kvėpavimą. Šiuo metu mums niekur nereikia daugiau būti. Šį laiką skiriam savo tobulėjimui, akiračio praplėtimui. Jaučiam, kaip kūnas nusiramina. Pasileidžia įtampos, jeigu yra kažkur kūne. Jeigu jaučiam kažkurioje specifiniai kūno daly, tai pakvėpuojam į tą kūno dalį. Lyg su įkvėpimu siūstume tą orą, energiją į tą kūno dalį. Ir su iškvėpimu visa įtampa išeina iš tos kūno dalies ir palieka mūsų kūną. Pajaučiam tylą. Pasimėgaujam tą tylą.
Jaučiam, kaip ramybė apima visą mūsų kūną ir protą. Dabar sudedam delnus vienas su kitu. Ir patremiam delną vieną kitą. Sukuriam šilumos tarp delnų. Ir kai jaučiam, kad jau pakanka šilumos, užsidedam delnus virš akių. Ir po truputį lengvai atsimerkiam. Pripratinam akis vėl prie šviesos. Ir leidžiam rankas, su ta šiluma galime pasitengti likusi kūną. Taip, tai tikiuosi, kad šiek tiek visi nusiraminom. Ir pradėsim dabar mūsų paskaitą. Aš pasidalinsiu savo ekranu tuojau. Ir man pasakysit, galėsit parašyti, ar viskas matosi. Parašykit, ar matosi. Ok, super. Taip, tai kasgi ta joga? Jau kaip ir pradžioj pasakojau, tai joga iš sanskrito kalbos reiškia jungti, tokią sąjungą ir sujungimą mūsų proto, kūno ir sielos. Tai kai susijungia šitos trys mūsų dalis, tada mes jaučiam didesnę harmoniją ir balansą savo kasdienybėje. Neseniai išgirdau, ar perskaičiau ir išgirdau tokią mintį, kad joga tai yra gebėjimas nesiblaškant 100% atsiduoti tam, ką tuo metu darai. Tai toks, man pasirodė labai graži mintis, kad nes dažnai šiuo metu mes ką darom, dažnai neskiriam savo pilno dėmesio. Tai jeigu, pavyzdžiui, būnam su žmonėm, joga mums padeda būti šiame momente ir tą savo dėmesį 100% skirti, pavyzdžiui, tiems žmonėms. Arba jeigu kažką darom, kažko užsiemam, tai 100% savo dėmesio skiriam tam dalykui, kas mums paskui atneša daug gražesnių rezultatų ir mūsų santykiai gerėja su žmonėmis ir mūsų darbo kokybė auga. Tai tiesiog taip apibendrinant, joga nebūtinai turi būti kažkokia labai stipri dvasinė praktika ar meditacija, ar tik fizinės pozos, ar kūno stiprumas, ar gebėjimas stovėti ant galvos, bet tai yra tiesiog gebėjimas būti šiame momente 100%, nesvarstant, kas vyko praeitį, negalvojant, kas gal dar įvyks ateityje ir tiesiog susikaupimas, susitelkimas į šią akimirką. Ir tai kaip mes galim tą pasiekti. Tai yra 8 jogos pakopos. Ir man patiko ši iliustracija, nes jinai taip viską rodo taip toks kaip augalas, kaip medis. Ir pats pamatas yra jamos ir nijamos, tai yra mūsų moralės ir disciplinos tokios pakopos. Nes kaip matom, asana tai yra mūsų fizinė praktika, matom, jinai yra tik tai 3 pozicijai. Tai pagal jogos filosofiją jamos, nijamos, tai moralės, tokios etikos principai, mūsų kaip moralinis kompasas yra pagrindas. Tai kartais kai kurie žmonės sako, man neveikia meditacija, man neveikia, nežinau, negaliu susikaupti, susikoncentruoti. Tai kartais tas neveikia dėl to, kad to pagrindo nėra moralinio elgesio normų, ar kažkaip mes gal tiesiog kartais pamirštam. Tai dabar peržvelgsim jamas ir nijamas. Tik primenu, kad joga tai nėra jokia kaip religija, neturi dievybių ar kažkokio dievo,
kurį garbina, tai yra tiesiog labiau kaip filosofija, kuri gyvenimo filosofija, kuri mums tiesiog padeda laviruoti per gyvenimą. Tai tikrai, jeigu išpažįstat kažkokią religiją, tai tikrai su joga niekaip ne, neklešina, nežinau kaip pasakyti lietuviškai, bet nėra jokios problemos praktikuoti jogą ir šitus moralinius principus ir savo religiją, jeigu praktikuoja. Tai jamos, pats pirma pakopa, tai yra jamos, tai šitie principai, kurie labiau yra koncentruoti į mūsų elgesį su aplinkiniu pasauliu. Tai yra 5 principai, nijamų irgi bus 5, tai dar irgi taip yra šiek tiek kaip 10 Dievo įsakymų. Kai kurie matysit, kad kartojasi, kai kurie yra šiek tiek kitokie, bet man kodėl patinka jamos ir nijamos, kad jos šiek tiek giliau pažvelgia irgi dar į mūsų santykį ir su kitais žmonėmis, ir su savimi. Tai čia tiesiog santrauka ir mes dabar apžvelgsime kiekvieną iš jamų ir kaip jas galima pritaikyti praktikoje, nes nenoriu, kad čia būtų tik tokia filosofijos paskaita, bet noriu, kad galėtume tuos principus pritaikyti ir praktikoje. Tai ahimsa tai yra neprievartos ir nesmurto principas, kuris tiesiog ragina nesukelti jokio skausmo ar jokios prievartos kitiems žmonėms ar būtybėms. Tai apima ir gyvūnus. Ir tai mes žiūrime tą kaip į išorinį pasaulį, bet kartu tas principas mus skatina ir nekenkti savo jokiais veiksmais, žodžiais, mintimis, nes dažnai kartais gali būti labai geri išoriai kitiems žmonėms, bet savo galim būti labai žiaurus, labai kritiški. Tai tas ahimsos principas veikia į dvi pusės, ir tiek į išorę, tiek į vidų. Nors tiesiogiai tą galima labiau suprasti kaip tiesiog nekenkimas aplinkai, bet visada labai reikia prisiminti ir save, nes čia labai dažnai mes, bent jau aš, nežinau kaip jūs, dažnai tą pamirštam. Tai kaip tą galima pritaikyti praktikoje? Tai stebėti savo mintis. Dažnai turbūt girdėsit šiandien daug per šią paskaitą, kad labai svarbu stebėti savo mintis, nukreiptas tiek į kitus žmonės, tiek į save. Tai ar jos kokios gali būti žeidžiančios, ar žodžiai kažkokie, netgi ką mes sakom kitiems žmonėms, ar veiksmai, kurie gali žeisti kitus žmonės. Tai aišku, turbūt visi suprantam, kad žudyti negalima ar kažkaip kitaip fizinės žalos sukelti kitam žmogui, bet kartais kas labai skaudina ir žeidžia, tai gali būti mūsų žodžiai. Tai tą irgi labai reikia prisižiūrėti ir prieš kažką sakant pagalvoti, nes būtent aš kai galvoju apie jogą, ką joga man davė, tai kaip yra toks, kai kažkas įvyksta, kažkoks gal nemalonus įvykis, ir mūsų būna kokia reakcija į tą įvykį, tai kartais būna, ar anksčiau būdavo prieš man sužinant apie šios principus ir prieš praktikuojant jogą, tai būdavo tiesiog įvykis ir mano reakcija iš karto. O ką joga man padėjo, tai padėjo man tą prailginti tokį tarpą tarp įvykio ir mano reakcijos. Tai vis pagalvojant prieš kažką darant, kažkaip prieš reaguojant, mums šitie principai padeda tiesiog sustoti, įvertinti, ar tai, ką aš dabar pasakysiu, ar pasielgsiu kažkaip, ar tai sukuria kažkokią tai vertę tiek man, tiek kitam žmogui. Nes jeigu kai esam labai susierzinę, supykę ir kažkaip reaguojam ir pasakom kažką, ko paskui gailimės, labai sunku iš to
paskui grįžti į tą pačią vietą. Tai praktikuojant jogą, tas tarpas prasilgina ir mums padeda duoti, mums suteikia daugiau to laiko įvertinti ir pagalvoti prieš reaguojant ir elgiantis. Aišku, kartais ne visada tas pavyksta, kartais būna susprokstam ir viskas, bet savistaba ir stebėjimas savo minčių, viskas, kas kyla viduje, mums labai gali padėti suvaldyti tas emocijas, tokias nesąmoningas ar reakcijas, kurių paskui gailimės. Tai viskas prasideda nuo stebėjimo minčių. Tada taip pat dar labiau tiesioginė prasme irgi tas gali būti kaip suprantama kaip vegetarinė mityba, nes nekenkimas, neprievarta, nesmurtas prieš kitas būtybės, tai yra ir gyvūnai. Kadangi ši filosofija yra kilus iš Indijos, Indijos tradicijoje vegetarinė mityba yra labai paplitusi, populiari, bet čia aš nesu tokia labai griežta, nes kai kuriuose pasaulio vietose, kultūrose vegetariškai maitintis yra lengviau. Tai kai kurios kultūros, kaip Tibeto budizmas, kurios gyvena šaltesniuose klimatuose, kalnuose, jos valgo mėsą ir nieko baisaus. Tai čia yra man labiau kaip asmeninis pasirinkimas, bet tiesiog dažnai, kad žinotumėt, kad dažnai vegetarinė mityba yra priskiriama prie ahimzos principo. Taip, tai čia jau šitą paminėjau, kad pagalvoti prieš šnekant ir kai esame pikti ar susierzinę, kartais, ką sakom dalykus tiesiog norėdami įžeisti, ar įkasti, ar įgelti kažkaip. Tai dėl to naudinga tą įjungti savistabą ir paklausti savęs tiesiog prieš reaguojant ar prieš kažką sakant. Ir kaip sakiau, ne visada tas įmanoma, bet kai patys pirmi žingsniai yra tiesiog pastebėti vieną kartą, kitą kartą pastebėsim 2 kartus ir taip matysim, kad tas mūsų tarpas plečiasi. Ir paskutinis tai atjautos rodymas savo ir aplinkiniams. Tai kaip geraširdiškumas, geranoriškumas nukreiptas tiek į save, tiek į išorinį pasaulį, nes tikrai mes visi esam žmonės, visi darom klaidas, tai kartais tą pagalvojus, kad ir kitas žmogus yra žmogus ir kad jis irgi daro klaidas, tai tas irgi ir kad jis nusipelno empatijos supratimo, tas irgi padeda mums ugdyti ahimzos principą. Nekalbėsiu apie kiekvieną taip ilgai, bet šitas principas labai svarbus, yra vienas iš pagrindinių. Per kitus praeisim šiek tiek greičiau. Taip, sekantis principas yra satya. Satya tai yra tiesos sakymas, tai ir išsakymas to, ką galvoji, ir darimas to, ką sakai. Tai nemelavimas tiek aplinkiniams, tiek savo pačiam. Tai čia kaip Dievo įsakymas nemeluok. Tai čia irgi labai svarbu į tą pažvelgti tiek kaip išorės, tiek iš vidaus, nes dažnai mes meluojam ir patys savo. Tai vienas iš pirmų dalykų, kaip tą tiesos principą pritaikyti praktikoje, tai nemeluoti savo pačiam ir tiesiog klausti savęs, ar, pavyzdžiui, šis santykis, ar kažkoks ryšys, draugystė, ar darbas, ar šita situacija, ar man tarnauja, nes dažnai, bent jau aš kaip iš savo patirties, jeigu galiu šnekėti, tai dažnai meluodavau tiesiog savo, sakydavau, kad man viskas gerai, ten, pavyzdžiui, darbe ar kažkokioj draugystėj, kad man viskas gerai, bet iš tiesų giliai yra kažkoks skausmas ir jaučiu, kad tai tikrai man netarnauja ir manęs nedaro ta situacija
laimingo ir kad reikia iš jos išeiti, bet kažkodėl aš laikau tą ir meluoju savo pačiai, kad viskas ok. Tai pirma praktika tiesiog paklausti savęs, jeigu jaučiam, kad kažkoks gal yra kabliukas, tiesiog būti atviram su savimi. Taip, antras yra ribų nubrėžimas. Irgi dažnai norim būti geri visiems, bet tada būnam negeri savo, tai netaikom ahimsos principo savo. Tai nubrėžti ribas kitiems žmonėms yra labai irgi svarbu ir labai gera satijos praktika, nes tada mes, kai nubrėžiam ribas, mes būnam teisingi ir savo. Taip, tada sekantis tai yra neapsimesti, kad viskas gerai ir pripažinti, kai mums iš tiesų reikia pagalbos ir mokėti jos paprašyti. Tai irgi dažnai meluojam, kad viskas man ok ir susidorosiu su viskuo pati. Ir iš kažkokio išdidumo nepaprašom pagalbos kitų žmonių. Tai norėdami praktikuoti satiją irgi paklauskim savęs, ar ta situacija, kurioje esam, ar mes vieni galim iš jos išeiti, ar gal mums gali kažkas padėti ir nebijoti paprašyti tos pagalbos. Taip pat tesėjimas pažadų tiek savo, tiek kitiems. Ką pasakiau, tą ir padariau. Jeigu atsikelsiu 6 ryto, tai atsikelsiu ir sportuosiu. Ir prisėmimas atsakomybės dėl savo veiksmų ir nekaltinimas aplinkos, nes kartais būna įvyksta kažkas nemalonaus ir dažnai norim apkaltinti kažką kitą ar suversti kaltę kažkam kitam. Tai jeigu tikrai kažkas įvyko dėl mūsų, mes prisimam tą atsakomybę ir būnam teisingi ir atviri savo. Taip, ir likę 3 jamos, tai yra astėja, parigraha ir brahmačarija. Ir astėja tai yra nevogimas daiktų, idėjų ar bet ko, kas priklauso kitam žmogui. Ir tai, aišku, tiesioginiu to supratimu, tai nevogti daiktų, bet taip pat dar galima tą principą suprasti kaip, kad nesisavinti nuopelnų už kažkieno kito darbo, ypač darbinėje aplinkoje. Idėjų kažkokių, jeigu dažnai kažkokio kūryboje, versle būna, kažką sukuria, kas mums atrodo įdomu ir paimam ir nukopijuojam tiesiog. Tai tas būtų prieš astėjos principą, nes svarbu mums suprasti kad mes esame irgi unikalūs ir autentiški ir mes tikrai galim patys sukurti kažką gražaus, mums nebūtina plagijuoti ir kopijuoti kitų žmonių. Aišku, visada galima pasisemti įkvėpimo, bet visada, kas gražiausia yra sukuriama, tai sukuriama iš vidaus, o ne kažką kopijuojant. Ir taip, ir paskutinis tai yra nevogti ir neeikvoti kitų žmonių laiko bei energijos. Tai irgi, kai kartais gal nueinam pas kolegę, tiesiog paplepėti, kažkokių gandų paskalas kažkokias aptarti, tai kartais irgi pagalvokim, ar nėra kito žmogaus laiko ir energijos vogimas. Ir jeigu kažkas iš mūsų tą daro, tai labai galima tada praktikuoti satijos principą ir nubrėžti ribas, kad ta energija mūsų nenutekėtų. Sekantis principas yra aparigraha. Tai nekaupimas, negobšumas, neprisirišimas prie materijos ir dosnumas. Tai dažnai aparigraha yra verčiama kaip nekaupimas, tai nekaupimas fizinių daiktų. Ir tai vienas geriausių kaip būdų, kaip tą pritaikyti praktikoje, yra tai prasivalyti spintą. Tai ar šiaip namus, savo erdvę, pavyzdžiui, išmesti ar parduoti, ar atiduoti daiktus, kurie mums jau seniai nebereikalingi, arba mes jų
nebenaudojam. Nes kuo labiau yra apkrauta mūsų erdvė, tuo labiau ir mūsų protas yra toks neramus, nešvarus, nes jogoje teigiama, kad mūsų irgi, jeigu erdvė yra švari, tai ir mūsų protas bus švarus ir skaidrus. Ar tiesiog bus lengviau susikurti tą tokią proto ramybę. Praktikuoti parigrahą galima savanoriaujant arba aukojant labdarai, tai kaip davimas savo, arba nebūtinai savo kažkokių materialių resursų, bet tiesiog savo laiko ir energijos davimas dažnai mus pačius labai pripildo. Tai kai duodam, kai esam dosnus, nebūtinai pinigais, dar kartą pasikartosiu, galima sakyti, šitas principas mane irgi pastumėjo šią informaciją dalintis su jumis. Supratau, kad aš esu tokia kaip informacijos kaupėja, labai daug informacijos kaupiu galvoj, visur visko skaitau, užsirašinėju, bet supratau, kad niekur aš jos neišleidžiu ir dėl to ir norėjau pasidalinti, nes tikiuosi, kad kažkam bus naudinga. Ir suprantu, kad ne visiems gal šita informacija yra šiuo metu reikalinga, bet jeigu bent vieną kažkokią praktiką išsinešit iš šio susitikimų maratono, tai būsiu labai, labai laiminga. Paskutinė jama tai yra brahmačarija. Kai šita sistema buvo sukurta, tai labiau šis principas buvo skaitomas kaip celibatas, susilaikymas nuo seksualinių santykių, bet aišku, visos filosofijos turi prisitaikyti prie modernių laikų. Tai dabar šis principas dar irgi yra interpretuojamas kaip energijos savo valdymas ir paskirstimas. Tai kaip tą galima praktikuoti, negalvojant apie tokias kaip seksualinės energiją ar susilaikymą, bet labiau kaip stebėjimą, kur išeina mūsų energija. Tos veiklos, kur aš tą energiją padedu, ar jos man irgi tarnauja, ar padeda siekti mano tikslų ir ar man sukuria tas daugiau dar energijos, nes yra labai daug veiklų, kurioms atiduodam savo energiją ir tada jaučiamės tokie išsunkti, bet yra ir tokių veiklų, kurias bedarydami mes jaučiamės dar labiau pakylėti, dar daugiau jaučiam, kad turim energijos. Tai labai svarbu irgi stebėti, kam mes skiriam savo laiką, nes turėtų būti irgi balansas, turėtume vis rūpintis savo to resurso papildymu. Tai aišku, nebus visos veiklos, kurias darom, kad visas jos verčia jaustis pakylėtais, bet labai svarbu atrasti ir tas veiklas, kurios mums suteikia tos energijos, nes jeigu mes tik sirpsim tą energiją, labai gali būti lengva perdegti bet kokioje veikloje. Tai labai svarbu susikurti tą balansą ir prižiūrėti, saugoti savo energiją ir rūpintis nuolatiniu jos papildymu. Labai, labai gera praktika pastebėti, kai skrolinam labai ilgą laiką telefoną ir kaip po to jaučiamės ir ar tas skrolinimas mums kažką davė. Čia labai geras priminimas ir man pačiai. Sekanti pakopa yra nijamos. Tai vidinės disciplinos principai, tai jeigu su jamomis labiau žiūrėjom į išorę, su nijamomis labiau žiūrim į vidų. Ir taip, čia irgi tokia santrauka, tada galim prieiti jau prie pirmos nijamos. Tai yra saučia. Irgi man labai patinka šis principas, tai yra kūno, proto ir kalbos švara ir neigiamų įpročių ir poelgių atsisakymas. Tai saučia šiaip reiškia švara ir apie švarą mes gal galvom labiau kaip apie fizinę švarą, tai aišku kūnas ir mūsų aplinka turėtų būti švari, bet taip pat labai svarbu stebėti irgi vėlgi savo mintis, savo protą ir savo kalbą, ką mes išleidžiam, ką ištransliuojam į pasaulį ir kokios mintis sukasi mūsų galvoje, nes dažnai, jeigu pradėsim stebėti mintis, galim pastebėti, kad labai tos pačios mintis sukasi pas mus per kiekvieną dieną ir nors galvojam, kad labai daug skirtingų minčių turim, bet jeigu pradedam stebėti, tai galim labai lengva pastebėti, kad jos pradeda kažkaip kartotis ir tada galim irgi savęs klausti, ar tos mintis man naudingos, ar jos iš vis čia yra tiesa, gal čia tik mano vidinis kritikas kalba.
su manim ir ar gal čia iš vis yra nesąmonė. O kartais, jeigu neužsiimam stebėjimų minčių, labai lengva su jomis susitapatinti ir įkristi tiesiog į tas mintis, kurios sukasi pas mus. Tai labai svarbu, jeigu norim praktikuoti jogą, tai tiesiog suprasti, kad tos mintis, kurios pas mus yra, tai jos nėra mes iš tiesų ir jos nebūtinai yra teisingos. Dažnai tai gali būti tiesiog mūsų kažkokie įsitikinimai, mūsų vidinis kritikas ar iš kažkokių baimių kylančios mintis, bet nebūtinai jos yra tiesa. Ir mes turim tą jėgą, turim galę pakeisti tas mintis, bet kad jas pakeisti, tai mes turim iš pradžių jas pastebėti, kol nepastebim, labai sunku prasivalyti jas. Tai taip, tai čia minčių stebėjimas. Taip pat kaip kūno švara gali būti sveika mityba. Svarbu stebėti irgi, ką dedam į savo kūną, kad jisai būtų sveikas ir stiprus ir neužsiteršęs. Taip pat švari ir tvarkinga aplinka, mes jau irgi šnekėjom, kad švari aplinka mums irgi padeda susikurti geresnę aplinką kaip koncentracijai ir proto skaidrumui. Tuomet irgi prie kalbos švaros, tai yra, kad atsisakyti apkalbų, paskalų ar intrigų. Nes tai, kas išeina iš mūsų burnos, tai irgi turi būti švaru. Ir tada pastebėkim sekantį kartą, nes tikrai garantuoju, kad labai daug situacijų kiekvieną dieną turim kažką apkalbėti ir ar tikrai tas apkalbėjimas, tai ką mes išleidžiam iš savęs, ar tikrai kažkam padeda. Nes jeigu kažką turim pasakyti apie kitą žmogų, tai geriau sakyti jam tiesiai į akis, nes apšnekant niekas tame nepasikeis. Aišku, gal mes jaučiamės tokie kažkokie labai gyvi, kai vyksta kažkokios dramos, bet tas iš tiesų pasižiūrėjus apskritai, tas iš tiesų mums tas nelabai padeda. Tai jeigu turim problemą su kažkuo, tai tuomet praktikuojam satijos principą ir išsakom tas mintis tiesiai tam žmogui, nes tik tuomet gali kažkas pasikeisti su jo elgesiu. O jeigu apšnekinėjom tik kažką, ko nepažįstam, tai ar pagalvojam, ar iš tiesų mums to reikia ir ar mes ten koncentruojam savo energiją. Taip, ir paskutinis, tai kaip galima praktikuoti savo čia, tai skatinti savyje atvirumą, draugiškumą ir gerumą. Tai irgi tiek išorę nukreiptas, gali būti nukreipta tiek į save. Sekantis principas yra santoša, irgi man labai patinka. Tokio reikia visą laiką vis priminimo, nes turbūt šiais laikais mes gyvenam tokiam amžiui, kai atrodo, kad mums vis negana, mes vis esam nepasitenkinę kažkuo ir mums reikia vis daugiau. Tai santošos principas mums vis primena, kad mums reikia jau dabar pasitenkinti ir džiaugtis tuo, ką mes jau turim ir ką jau susikūrėm ir išnaudojam tas galimybės neliūdint dėl to, ko mes dar neturim. Ir tai nereiškia, kad mes jau pasitenkinam tuo, ką turim ir viskas, jau mes nebesistengiam, toliau nieko nebedarom, jau viskas. Tai reiškia tiesiog labiau susikūrimas tos pilnatvės jausmo jau dabar šioje akimirkoje ir toliau siekimas savo tikslo ar tikslų iš tos pilnatvės, o ne iš trūkumo, nes kai einam su pilnatvei kažkokį tikslą daug lengviau yra jį pasiekti, nes kai veikiam iš trūkumo, tai tokia yra susikuria desperacijos, desperate tokia energija. Tai kai pilnatvės viskas vyksta daug lengviau. Ir geriausias būdas, kaip tą santošos principą praktikuoti savo kasdienybėj, tai yra dėkingumo praktika. Turbūt girdėjot daug apie tai, yra ir dėkingumo meditacijos arba dėkingumo dienoraštis, kur galima užsirašyti kiekvieną dieną kokius 3-5 dalykus, dėl kurių
esat dėkingi tą dieną, ar apskritai galima rašyti 100, yra praktika rašyti 100 dalykų, dėl kurių esat dėkingi. Nes dažnai kartais mes pradedam rašyti tokius didelius dalykus, nes aš turiu šeimą, turiu namą, darbą, gerą pinigų ir taip toliau. Tuos dalykus surašom ir būna 10 dalykų, kur rasti tuos dar 90 dalykų. Ir tada pradedam suprasti, kad yra tokių daug smulkmenų, labai mažų dalykų, kurių mes neįvertinam ir kuriais nepasidžiaugiam, bet kurie tikrai mums atneša džiaugsmą. Kad pavyzdžiui, saulė šiandien šviečia, nes ne visada jinai šviečia, kad šilta yra, kad aš arbūzą suvalgiau šiandien, nes man labai patinka arbūzas. Tokiais smulkmenom tiesiog galima pasidžiaugti ir tada pamatysim, kad iš tiesų mūsų gyvenimas nėra toks liūdnas, kad iš tiesų viskas yra labai gerai ir tiesiog yra jau kuo pasidžiaugti mūsų gyvenime. Ir aišku, visada gali būti geriau, bet labai svarbu įvertinti tai, kas jau yra šioj akimirkoje ir tuo pasidžiaugti. Taip ir dar kaip galima praktikuoti, tai švęsti mažus pasiekimus ir leisti savo džiaugtis, nes kartais kažką pasiekėm, kažkokia maža pergalė įvyksta ir mes tiesiog jos neužfiksuojam ir tiesiog judam toliau, nes neįvyko kažko grandioziško. Tiesiog kažkas mažo, jeigu įvyksta, leiskim savo bent minutę pasidžiaugti. Ir tiesiog galima kažkokį ritualą susigalvoti, kad tiesiog užfiksuoti tą pasidžiaugimą arba jį užsirašyti tą mažą pasiekimą, dėl kurio verta yra pasidžiaugti. Taip pat labai svarbu nesilyginti su aplinka ir pripažinti, kad mes visi esam unikalūs. Ir kad dažnai mes galim lyginti su kitais, kad kažkas tokio amžiaus kaip aš jau kažką pasiekė daug daugiau negu aš, tai dėl to aš esu nevykėlis. Tai kartais tokios irgi gali kilti mintis. Tai labai svarbu irgi tas mintis iš pradžių pastebėti ir bandyti nesilyginti su jais, nes ką svarbu suprasti, tai kad mūsų laiko linijos labai gali būti skirtingos. Ir kažkas gal kažką padarė būdamas 20 metų, aš padarysiu tą būdama 30 metų, ar netgi gal 50 metų. Ir tai viskas yra ok, nes mums užtrunka skirtingą laiko tarpą kažką padaryti, bet tai nereiškia, kad mes esam kažkuo prastesni. Ir galbūt per tą laiką, kol tas žmogus pasiekė kažką, mes pasiekėm kažką kito, bet mes to nepasidžiaugiam, dėl to mums atrodo, kad mes nieko nepasiekėm, nors yra tiek daug dalykų, kuriuos mes padarėm ir tiek daug dalykų, dėl kurių galime džiaugtis. Taip, tada kaip dar galima praktikuoti, tai kai kažkas nemalonaus įvyksta, tai irgi pagalvojam, ką mes išmokom iš to įvykio, nes kiekviena kažkokia nesėkmė mums yra labai gera pamoka, nes kartais netgi dar geresnės pamokos, manau, būna iš nesėkmių, kai kažkas nepavyksta, nes per tą gal net nelabai malonų jausmą mes geriau mokomės, nes kai visada sekasi ir viskas gerai, mes tiesiog primam tą kaip savaime suprantamą dalyką, bet gal kartais neišmokstam esminių pamokų, tai irgi mokėti išsinešti pamokas ir iš kažkokių nemalonių įvykių ir pamatyti tą gerą pusę kažkokios nesėkmės. Ir taip, ir tada dar, kai dažnai galvojam, būsiu laiminga, ar viskas bus gerai, kai kažką pasieksiu. Ir tas kai kažką visada tolyn ir tolyn eina, nes visada prisigalvojam naujų tikslų ir atrodo visada negana. Tai tą reikia bandyti kaip užkirsti tą kelią, pasidžiaugti jau tuo ir ten, kur esu, ir tada judėti iš to toliau. Irgi nesukuriant to tokios trūkumo energijos. Sekantis yra tapas principas. Tai toks labiau kaip vidinės ugnies sukūrimas. Tai čia yra mūsų saulės rezginyje, labai ta saulės rezginio čakros tokia zona, kur yra mūsų vidinė ugnis, motyvacija ir entuziazmas, ir toks kaip džiaugsmas.
Tai kaip tą galima sukurti, tai fiziniais pratimais tai yra kaip korpuso stiprinimas visas ir preso stiprinimas, nes tas labai padeda ir energetiškai sukurti, įkurti ugnį pas mus viduje. Taip pat rūpinimasis mūsų sveikata, visokių asanų, tai fizinių pozų, treniruočių darimas ir pranajamus, taip kvėpavimo pratimų atlikimas. Tada pastovumas ir ėjimas mažais žingsneliais link kažkokio tikslo, kad negalvojam, kad reikia kažką didelio labai padaryti, kad kažką pasiektume, bet tiesiog mažais žingsneliukais taip einam link savo tikslo. Ir irgi pasidžiaugiam, kai nueinam tą mažą žingsniuką, pasidžiaugiam, kad mes jau esam arčiau savo tikslo, negu buvom vakar, pavyzdžiui. Taip pat labai svarbu disciplina, mokėjimas įsiugdyti kažkokį naudingą įprotį savo, tai labai kursto tą vidinę ugnį ir motivaciją, atsiprašau. Ir taip pat vėl stebėjimas vidinio kritiko ir kultivavimas tos drąsos, kai būna, kai yra toks pasakymas, daryk nors ir bijai, ar kažkaip taip be scared and do it anyway. Tai irgi galim pastebėti, kad gal yra kažkokios baimės, kažkoks viduj mintis kyla, bet dažnai perlipę per tas baimės suprantam, kad gal net nebuvo tiek daug ko mums bijoti ir tada labai geras jausmas būna, kai sugebam perlipti per tas baimės. Tai tas labai padeda kultivuoti vidinę ugnį ir tapas principą. Tada sekanti nijama yra svadhyaja. Tai yra savišvieta ir savęs tyrinėjimas. Kai buvo sukurta šita jogos sistema, tai labiau šis principas buvo sukoncentruotas į šventraščių, kažkokių dvasinių, filosofinių tekstų skaitimą ir gilinimąsi į juos. Taip pat kaip moderniuose laikuose, šiais laikais mes galime dar į jį pažvelgti kaip gilinimąsi patį į save, nebėgimas nuo savęs, nes dažnai žmonės bėga žiūrėdami Netflixą, gal sėdėdami telefone, su alkoholiu, narkotikais, rūkymu ir taip toliau visokiomis tokiomis veiklomis, kurios mus išblaško, mus atskiria nuo pačių savęs. Nes gal kartais mums baisu susidurti su savo vidumi, tai dėl to užsimam visomis tomis veiklomis. Tai šis principas labai skatina mus atsigręžti į save ir pažinti save geriau. Ir vienas geriausių būdų, kurį aš radau, ir tai yra dienoraščio rašymas. Ir būtent praktika rašyti ne vieną lapą, bet bent 3 lapus, nes jeigu rašom į dieną vieną lapą, tai mes tiesiog užrašom, ką šiandien veikiam, kas įvyko ir viskas, to ir baigėsi. Bet jeigu mes galvom, kad man reikia prirašyti 3 puslapius, tada pirmą puslapį parašom, ką veikiam, tokie iš proto labiau eina tas tekstas, paskui pradeda eiti iš pasąmonės ir tada galim pastebėti labai daug įdomių dalykų, apie kuriuos mes net nepagalvojom, kad pas mus viduje gali išlysti labai daug ir kai užsirašom, kai pamatom, kas yra užrašyta, tada suprantam dar labiau, kad čia kažkokios nesąmonės, kodėl pas mane kyla tokios mintis iš vis. Kartais neužrašydami mes jų net nepastebim, nes irgi galima stebėti mintis, bet neužfiksuoti to, bet kai užrašom, tada labai aiškiai pasimato, kokie modeliai ar kokie įsitikinimai, ribojantis gal net įsitikinimai pas mus yra galvoje. Tai dar kartą priminsiu, kad per tą stebėjimą mes galim pastebėti, kad kas pas mus jau yra dabar ir kad mes neturim gyventi su to mintimis ir su tuo požiūriu. Viską mes galim keisti, bet pirmas žingsnis yra pastebėjimas ir dienoraščio rašymas yra labai, labai gera praktika tam pastebėjimui. Ir paskutinė nijama, tai yra išvara pranidhana, labai kartais nelengva būna ištarti sanskritinius žodžius.
Bet tai labiau reiškia, tai reiškia šis principas kaip pasidavimas aukštesniems jėgoms ir paleidimas kontrolės. Ir angliškas žodis yra labai geras surrender. Lietuviško tokio nelabai radau atitikmens, nes pasidavimas tai nereiškia, kad aš jau viskas pasiduodu ir viskas pakeliu rankas ir nieko nebedarau. Tai surrender tai labiau reiškia kaip pasiduodu toms jėgoms ir padarau viską tai, ką galėjau padaryti ir viską, kas jau ne mano kontrolė, aš paleidžiu ir pasitikiu, kad viskas bus gerai. Ir kaip tą asanos praktikoje galima praktikuoti, tai pastebėjimas, kada mums reikia poilsio ir leidimas savo ilsėtis, tai pasidavimas tuose pozose kartais, jeigu nueinam į praktiką ir jinai gal kažkokia daugiau aktyvesnė yra, bet mūsų kūnas mums tiesiog nori poilsio, leisti savo pasilsėti be jokio gėdos jausmo. Ir taip pat dar galima šį principą praktikuoti darbe, kai neprisirišam prie rezultato, koks rezultatas bus iš to, ką mes darom, nes mes rezultato dažnai negalim kontroliuoti. Tai padarom viską, ką galim, kaip galim geriausiai, nes visada mes įdedam tas pastangas ir visada darom kaip galim tuo metu geriausiai ir tą paleidžiam tada kontrolę ir pasitikim, kad viskas bus gerai. Ir tada daugiau yra pasimėgavimo pačiu procesu. Sekantis. Taip, dabar prieisim labiau prie su kūnu susijusių principų. Dabar tikrai tiek daug nebešnekėsiu, nes tie principai etikos ir moralės buvo labai svarbus, o dabar tiesiog apžvelgsim, ką šitie kiti principai mums duoda ir kaip juos galima praktikuoti, bet tikrai pažadu, kad tiek daug nebešnekėsiu. Taip, tai dabar priėjom prie turbūt visų mėgstamiausių asanų principo, tai fiziniai pratimai ir visokios pozos, tai viską, ką dažnai įsivaizduojam, kas yra joga, tai nueinam į jogos klasę ir darom saulės pasveikinimus, įvairius pratimus, pozų sekas. Tai yra asana, tai kaip matote, tai yra tik tai trečia pakopa, trečias žingsnis, vienas iš 8. Tai visada tą reikia prisiminti ir dažnai netgi pačioj asanų praktikoje labai padeda prisiminimas jamų ir nijamų principų, nes irgi labai svarbu ahimzos principas asanos praktikoje, nekenkimus, nežeidimo savęs, nes kartais galim save per daug perspausti ir savęs per daug reikalauti ar kažkokio jausti pyktį savęs ar savo kūnui, kad mes kažko dar negalim padaryti, kažkokios pozos pasiekti. Tai labai svarbu praktikuoti asanos praktikoje ir visas jamas ir nijamas. Ir labai dažnai pamatysit, kad daug kur labai galima pritaikyti beveik kiekvieną principą ir savo asanos praktikoje. Taip pat, pavyzdžiui, santoša pasitenkinam, jau džiaugiamės tuo, kur jau dabar esam, džiaugiamės, kad tik atėjom, atsisėdam ant kilimėlio, tam ir praktikuojam, kad tobulėtume. Bet svarbu priimti save jau tokį, kokie mes esame. Taip, ir asanos principas tai pačioj jogos sistemos sukūrimo pradžioj tai buvo tiesiog paruošti kūną tolimesniems praktikoms, nes tolimesnės praktikos yra labiau su meditacija susijusios praktikos, o asanos tai tiesiog sukūrimas tokio lankstaus, lengvo, stipraus kūno, kuris mums padėtų išsėdėti ilgesnį laiką sėdimoj padėty su tiesia nugara, nes jeigu bandėt medituoti ilgiau negu 20 minučių, gal net 10 minučių, galim jausti labai didelį skausmą apatiniai nugaros dalyje, galim jaustis, kad kūprinamės visą laiką ar kažkaip svyram. Tai tas, jeigu buvot irgi vienoje iš praktikų, tai mes šnekėjom apie sėdėjimą, klubų atvėrimą, kad atviri klubai mums padeda geriau sėdėti tiesioj padėty su tiesia nugara. Tai tiesiog tie pratimai buvo skirti paruošti kūną
šitoms meditacijos, išsėdėjimui, meditacijai. Ir paskui, turbūt daugiausia per praėjusį amžių, atsirado labai daug jogos rūšių, kurios koncentravosi labiau į šitus fizinius pratimus, tiesiog, kad kūną sustiprinti ir padaryti jį lankstesnį. Bet tai nėra tik kaip pati jogos esmė. Tai gali būti toks kaip šalutinis efektas, tai tokia kaip dvasiniai praktikai. Čia daug labai visokių asanų rūšių, tai turbūt mes tikrai praktikavom beveik visas iš jų inversijų, gal tiek daug nedarėm, dar darysim irgi ateityje, bet taip, labai daug yra rūšių ir turbūt beveik į kiekvieną klasę nuėję pamatysit bent vieną pozą iš kiekvienos iš šitų rūšių. Bet tikrai noriu paraginti nebematyti jogos tik kaip asanos praktikos ir tikrai prisiminti bent jau jamas, nejamas, nuėjus į šią fizinę praktiką. Sekantis ketvirta pakopa, tai yra pranajama, tai kvėpavimo valdymas. Prana sanskrito kalbos yra kaip gyvybinė energija, viskas, kas teka mūsų kūnu. Jeigu žinot tai či Kinijoje, tai či irgi tas pats kaip yra kaip atitikmuo pranos, tai visa ta energija, kuri teka mūsų kūnu. Ir jeigu jaučiam, kad kažkur nėra energijos, tai reiškia kažkur prana arba či neprateka mūsų kūne ir dažnai ten būna kažkokie kaip blokai. Ir jogos filosofija yra tikima, kad mūsų kūne yra labai daug energetinių kanalų ir 3 pagrindiniai kanalai eina čia per mūsų mūsų nugarą, nuo mūsų apatinės nugaros dalies iki pat viršugalvio yra sušumna kanalas, tai nadi yra kanalas, kuris yra apipintas ida ir pingala kanalais. Matoma čia geltona ir raudona spalva šitų kanalų. Ir kur jie susiduria, tai ten yra kaip mūsų čakros, mūsų energetiniai centrai. Tai ten yra tokia sukoncentruota energija. Ir jeigu kažkur ta prana neprateka, nuo nugaros apačios iki viršugalvio, ten gali būti kažkokios problemos ar gali nebūti energijos. Vienas kanalas pingala, tai yra mūsų saulės energija, mūsų dešinė pusė, kuri yra atsakinga už tokį aktyvumą, veiksmą, veikimą, darymą, o ida kanalas tai yra mūsų kairė pusė, mūsų mėnulio energija, kuri yra tokia rami, tokia daug ramesnė ir padedanti mums ilsėtis. Tai mums labai svarbu turėti tas abi energijas, tiek aktyvę, tiek labiau pasyvesnę, jas turėti harmonijoje, nes kai turim vienos per daug, pavyzdžiui, jeigu turim per daug saulės energijos, tada galim tapti labai netgi agresyvus, ar gali mūsų protas pasidaryti labai labai neramus ir mes tiesiog galim nebeturėti kur dėti su juo. Ir galim būti tokie labai išsitaškę, kai per daug yra saulės energijos. Ir taip pat su mėnulio energija, kai jos yra per daug, tai mes galim tapti labai pasyvus, tiesiog neturėti motyvacijos ar jėgų netgi daryti kažką. Tai kai tos energijos susibalansuoja, tada mes turim ir energijos, ir turim tos ramybės, ir tokio proto aiškumo. Ir kaip jos subalansuotos, tai tada mes jaučiamės subalansuoti, kad yra tos energijos, bet mes nesitaškom ją, bet galim koncentruotai daryti kažką. Tai kaip tas yra susijęs su pranajama, su kvėpavimo pratimais, tai kvėpavimo šitie pratimai mums labai padeda subalansuoti tas energijas. Ir netgi yra Nadi Šodana, mes darysim dar energetinių kanalų balansavimo pratimas. Ir taip pat kiti kvėpavimo pratimai mums padeda pažadinti, išjudinti gyvybinę energiją. Tai labai, jeigu, pavyzdžiui, jaučiam, kad nėra tos energijos, ar ją pakelti, ar jeigu reikia ją nuraminti, yra skirtingi pratimai, kuriuos darysim, turbūt turėsim pranajamos sesiją kitą savaitę. Tai tikrai irgi labai raginu prisijungti. Tai tokie skirtingi kvėpavimo pratimai skirtingiems poreikiams, nes kai kurie yra labai pažadinantis, tonusos suteikiantis, o kiti yra labiau raminantis ir padedantis nurimti protui. Tai apžvelgsim skirtingus pratimus, kurie padeda subalansuoti mūsų praną, mūsų gyvybinę energiją. Sekantis principas tai yra pratyahara.
Tai yra proto išvadavimas iš pojūčių, juslių ir trikdžių. Tai šita praktika padeda, kad mūsų pojūčiai mūsų nebekontroliuotų ir netrukdytų mūsų koncentracijai. Tai yra dėmesio kaip perkeliamas iš išorės į vidų, taip susitelkimas irgi labiau į save. Tai viena geriausių praktikų tai yra šavasana. Jeigu buvot bet kokioj jogos klasiai fiziniai, šavasana paskutinė poza, numirėlio poza, labai padeda praktikuoti šį pratyaharos principą, nes mes užmerkiam akis ir atrodo, lyg kai jau esam toje atsipalaidavimo būsenoje, nes po asanos praktikos mūsų protas lengviau atsipalaiduoja, nes gal pastebėsit, po kažkokios fizinės veiklos protas lengviau leidžia savo ilsėtis, nes jeigu bandom atsisėsti į meditaciją tiesiai, nieko nedarydami ir tokie susidirginę, gali būti labai sunku medituoti. Tai asanos ar kažkokia fizinė veikla, po to pranajamos pratimai, kvėpavimas labai labai padeda įeiti taip į tą meditacinę būseną, nes kai kūnas ir protas atsipalaidavę daug yra lengviau. Tai atsigulę šavasanį mes užmerkiam akis ir atrodo, lyg atsijungiam nuo visko, lyg tai vyksta kažkas aplinkui, garsai, girdim garsus, girdim jaučiam kvapus, bet nematom. Tai daug lengviau nuo jų atsijungti, kad lyg tai tas yra, bet aš į tai labai nekreipiu dėmesio ir esu tiesiog kaip atsitraukusi nuo to. Tai šavasana, tas ir yra galėjimas atsitraukti nuo šitų juslių ir pojūčių, tokių kažkokių išorinių dirgiklių. Taip pat, jeigu buvot vienoje iš pirmų klasių, man atrodo, mes bandėm užmerkti akis medžio pozai, kai stovėjom, jeigu bandėt, tai irgi labai padeda ten, kur galim asanų metu, jeigu ilgesnį laiką būnam vienoj asanai, tai galim tiesiog papraktikuoti, pabandyti užmerkti akis ir dėmesį sutelkti labiau į vidų negu į išorę, nes dažnai, kai akis mūsų atmerktos, tai mūsų viena pagrindinių juslių, labai dėmesį koncentruojame į išorę ir pamirštam, kas vyksta viduje. Tai akių užmerkimas mums padeda labiau atsisukti į vidų. Taip pat labai gera praktika diena be telefono, kaip detoksas toksai, palikimas telefono kažkur ar užrakinimas jo tada, kai galim, ar kokį savaitgalį. Labai gerai atlaisvina daug laiko visų pirma, nes daug laiko praleidžiam telefonuose. Ir antra, tai irgi, kai nėra telefono, nėra tiek daug išorinių dirgiklių, tas irgi mus skatina įsukti labiau save ir pastebėti savo mintis. Tai labai gerai tas savistabai. Tai va tylos praktika, kai mes nešnekam ištisai su kitais žmonėmis, nebelieka to dirgiklio, to trikdžio tokio ir tada galim labiau susikoncentruoti į save. Ir joga nidra irgi labai gera praktika, tai tokia vadinasi kaip joginis miegas. Tiesų nemiegam, bet atsigulam patogiai ir yra vizualizacija, yra vedimas, bet mes neužmiegam, bet tuo metu ilsimės ir irgi atsitraukiam nuo visų išorinių dirgiklių. Tai tokia kaip miegojimo meditacija, tai nes mes dar tokioj esam tarp miegojimo ir nemiegojimo tokioj stadijoje. Tai labai padeda protui ilsėtis tas. Ką svarbu suprasti, kad visos tos pakopos yra kaip padeda mums judėti į kitą pakopą. Kai mes jau praktikavom jamas, nijamas, tas moralinės, etinės praktikas, tuos principus, kai padarėm asaną, kūnas mūsų paruoštas, pranajama, mūsų energija laisvai teka jau per mūsų kūną. Mes jau judam po truputį į meditacinę būseną, užmerkdami akis, atsijungdami nuo išorinių dirgiklių. Tada mes judam į sekančias pakopas, tai yra dharana, dhyana ir samadhi. Tai tačiau yra viskas, kaip mes suprantam, tokia kaip meditacija. Dharana, mano nuomonė, čia reikia daug labai laiko praleisti šitoj pakopai, kad mes prieitume prie tos tokios tikros meditacijos. Ir tą meditaciją pasiekti dharana labai svarbi, toks kaip irgi pamatas tai meditacijai. Tai dharana labiau yra susijusi su koncentracija ir proto sutelkimu ties vienu objektu. Tai čia tokia meditacija, kuri lavina mūsų koncentraciją, nes dažnai mes galvojam, aš negaliu medituoti, nes aš negaliu išvyti minčių iš savo galvos. Tos mintis visada lieka, bet ką mes lavinam ir ką mes bandom meditacijai padaryti, tai paleisti tas mintis kaip tokį foną, o mes
koncentruojamės į kažką, į kažką kitą, leidžiam toms mintims būti, bet už jų neužsikabinam. Tai nebūtina visiškai išvyti minčių iš galvos. Ir kaip galima praktikuoti, tai viena geriausių praktikų tai yra meditacija su žvakės liepsna. Nereikia užmerkti akių šitai meditacijai. Nes dažnai, jeigu turim dėmesio kažkokių sutrikimų, kaip dabar yra ADD, man atrodo, ADHD, lietuviškai irgi, atsiprašau, tikrai nežinau, kaip vadinasi, bet jeigu mūsų dėmesys, jeigu labai šokinėja, jeigu mums sunku susikaupti, tai 5 minutės su žvakės liepsna jau gali būti labai gera daranos praktika ir tokia meditacija. Tai jau užsidegam žvakę ir tiesiog stebim, kaip liepsna juda, stengdamiesi neužmerkti, per daug nemirksėti ir tiesiog stebėti tą liepsną. Tada matom, kaip viskas aplinkui dingsta, nes jeigu stebim žvakės liepsną, visiškai negalim tada koncentruotis į tai, kas yra aplinkui, nes jeigu kažką tik šiek tiek išsiplaškom ir pažiūrim į kažką aplinkui, tada dingsta mūsų žvakės liepsna iš mūsų akiračio. Tai labai gera praktika, tiesiog pradžiai. Tokia ir mes bandysim, dar kai bus meditacijos praktika po kelių savaičių, bandysim šitą praktiką, labai fainai. Taip pat gali būti meditacija vaikštant, tai tiesiog susikoncentruojant į savo žingsnius, kai dedam, galim skaičiuoti 1, 2, 1, 2, arba galime kažkokią mantrą sakyti, budistinė gali būti budo, budo, gali būti soham, soham, tai labiau sanskritinė, kuri reiškia aš esu, tai arba lietuviškai net galima sakyti, bet ką galima kažkokią trumpą frazę galima pasirinkti ir tiesiog su žingsniais suderinti, arba tiesiog su kvėpavimu. Įkvepiu, iškvepiu, bet kas man padeda susikoncentruoti į tą ėjimą. Taip pat gali būti gamtos stebėjimas, tai pasirinkti kažkokį objektą, galima stebėti medį, kaip šnara lapai, bangos, kaip ateina ir išeina, arba lietus, kaip varva, pavyzdžiui, per langą. Tai irgi gali būti meditacija, nebūtinai jinai tokia yra formali. Viskas aplinkui gali būti meditacija, jeigu mes į tai susitelkiam ir sukoncentruojam 100% savo dėmesį į tai. Tada labai irgi gerai koncentracijai lavinti yra kvėpavimo stebėjimas. Tai irgi bandysim, dar tiesiog atsisėdimas ir stebėjimas, kaip oras įeina ir išeina per mūsų šnerves. Tai tiesiog irgi kelios minutės tokio stebėjimo labai gerai padeda išlavinti koncentraciją mums. Taip tada gali būti garsų stebėjimas, kai užsimerkiam, tada mūsų kitos juslės aktyvesnės tampa, tai stebim garsus, kas vyksta aplinkui, galbūt kas vyksta lauke, kas vyksta šiame kambaryje, kokius garsus skleidžia mūsų kūnas. Labai irgi geras stebėjimas toks. Tada dar kartą, man atrodo, kad minčių stebėjimą rašiau labai daug kur tuose visose principuose, bet tikrai labai svarbu mintis stebėti. Ir tai gali būti ir kaip meditacijos netgi praktika, kai mes galbūt užmerkiam akis ir stebim tiesiog, gerai, kokia mintis dabar ateis. Stebim, ateina, okei, stengiamės už juos neužsikabinti ir pastebim ją, kaip koks debesėlis įeina ir išeina, praplaukia. Okei, kokia kita mintis. Ir leidžiam jas, taip stebim, kaip kažkokį filmą, kad ateina ir išeina. Labai gera tokia savistabos praktika. Ir paskutinė tai yra kaip mantrų kartojimas. Irgi gali būti mantros, gali būti afirmacijos. Jeigu dar bus įdomu, tai apie mantras galėsim dar pašnekėti, bet labai daug įvairių. Gali būti ir su dievybėmis susijusių, bet yra ir tokių labiau pasaulietiškų, kurios nebūtinai yra kaip su religija kažkokia susijusios, kurias galima naudoti visiems ir kurios padeda, tikrai turi labai gerą poveikį. Tai su mantromis irgi labai geros praktikos būna, arba su japa mala, tais karoliukais irgi galima eiti per karoliukus ir tiesiog kartoti mantrą ar kažkokią afirmaciją. Kiekvienas karoliukas vienas pakartojimas, tai irgi tokia labai koncentruota praktika. Tai visos šitos praktikos yra daronos principui priklausančios. Ir dėl to, manau, kai jau norim medituoti, tai visada pradedam nuo čia, nuo tokios koncentracijos lavinimo. Iš pradžių tai nuo kūno atpalaidavimo, energijos pratekėjimo ir tada nuo tokios koncentracijos praktikų ir tik tada galim pereiti prie sekančios, tai yra dhyana. Dhyana tai tokia meditacija, kai jau jaučiam proto ramybę, tokią tylą,
Ir tai yra toks trūkstanti koncentracija, nes dažnai, jeigu darysit koncentracinės praktikas, pamatysit, kad pavyksta išlaikyti koncentraciją gal kelias sekundės, tada vėl kažkur nubėga mintis, tada vėl sugražinam, vėl susikoncentruojam kažkeliom sekundėm ir vėl nubėga. Tai toks visą laiką toks darbas yra su savim, pastebėjimas ir gražinimas savęs į koncentraciją. Tai jau Diana, kai pasiekėm tą būseną, kai jau daug laiko praleidžiam tokiuose koncentracinėse praktikose, tada suprantam, tada jau pereinam į Dianą ir ta koncentracija yra ne tokia nenutrūkstanti. Ir dar galima tą pavadinti tokia kaip flow būsena, kad mes jau mums jau nebereikia tiek daug pastangų, kad mes toj būsenoj išbūtume. Nes pastebėsit irgi atlikinėdami daranos praktikas, gal pavyksta kelios sekundės, jau jaučiam tokią, atrodo, lyg tai tuštuma, nieko nevyksta, tyla, tokia maloni ir vėl kažkas vyksta, vėl kažkoks garsas, kažkas mus išmuša vėl iš vėžių ir vėl tada iškrentam iš tos būsenos ir vėl reikia save gražinti prie koncentracijos. Tai Dianos pakopą galima pasiekti jau tik po kažkurio laiko, po ilgos praktikos daranos. Ir samadė tai jau čia tiek daug irgi nešnekėsim apie tai, bet tai yra jau kaip nušvitimas. Ir kaip minėjau, tai nebūtinai turi būti siekiamybė kiekvieno. Kai kurie žmonės siekia šiame gyvenime nušvisti ir tai viskas gerai, kai kurie žmonės tiesiog nori geriau jausti savyje, savo gyvenime, savo kūne. Tai visos šitos praktikos iki daranos Dianos, tai labai padeda kam, nebūtinai tiems, kurie nori nušvisti. Taip, ir apie samadį aš tiek daug negaliu šnekėti, nes pati nesu nušvitusi ir tikrai nežadu niekam, kad padėsiu nušvisti, tai čia tikrai labai daug laiko, labai gili dvasinė praktika, kurią kai kurie pasiekė per vieną gyvenimą, kai kurie ne. Tiesiog noriu, kad žinotumėt, kad paskutinė 8 pakopa, tai visos šios praktikos ir veda link nušvitimo. Ir taip sakoma, kad nušvitus mes matom pasaulį tokį, koks jis yra, nes dabar mes kiekvienas matom pasaulį per savo kažkokį kaip filtrą, per savo įsitikinimus, per savo kažkokius praeities patirtis mes interpretuojam viską, kas vyksta per savo tą filtrą. Tai kai nušvintam, mes tada tas filtras nusiema ir mes matom viską taip, kaip yra. Tai tiesiog, kad užbaigti, tai noriu tiesiog pasakyti, kad tikrai neskatinu kiekvieno principo aklai laikytis, bet labai tikiuosi, kad bent vienas kažkoks dalykas ar viena praktika surezonavo ir tiesiog gal pasibandysit ir tai jau bus labai gera pradžia judėjimui link to didesnio sąmoningumo, didesnės ramybės, proto ir tiesiog gražesnio gyvenimo, labiau harmoningesnio tokio gyvenimo. Ir ta būtent jogos praktika tai nebūtinai vyksta ant kilimėlių, net turbūt daugiau vyksta jogos už kilimėlio negu ant kilimėlio. Pavyzdžiui, sugalvosit pakvėpuoti tiesiog kelias minutės arba kažką gražaus gero pasakyti tam žmogui, kažkokį gerą darbą padaryti arba draugišką žodį kitam žmogui pasakyti ar netgi savo kažką pasakyti arba kažkokią dėkingumo praktiką pasidaryti, užsirašyti gal keletą sakinių už tai, kam esate dėkingi. Tai jau bus labai gera pradžia, labai didelis pasiekimas man ir labai džiaugsiuosi, jeigu pasidalinsit, jeigu tą kažką padarysit ar pabandysit ir jeigu pavyks, ar net jeigu nepavyks, irgi pasidalinkit. Mano tikslas buvo su šia paskaita, tai kad jums perteikti tas žinias ir kad tikiuosi turėsite dabar tokį platesnį supratimą, kad jogos labai daug yra už kilimėlio ribų ir galima praktikuoti visur ir visada. Labai visada skatinu pasibandyti ir tai, kad aklai sekti visais principais, bet pasibandyti ir pasiimti tai, kas jums veikia ir kas jums naudinga. Nes gali būti kai kurios praktikos gal ne visiems tinka, bet tiesiog noriu suteikti tokį platesnį įrankių bagažą, kuriuos galite pasibandyti ir jeigu kažkas padės, tai labai, labai džiaugsiuos. Ačiū. Paskutinė skaidrė. Kol čia įsijungsiu viską, galit parašyti, galit paklausti ar pasidalinti kažkokiom įžvalgom. Jeigu kas žiūri įrašą, tai irgi, jeigu turėsit kokių klausimų, rašykit man asmeniškai. Ir tikiuosi, kad buvo naudinga ir kad kažką išsinešėt iš šio susitikimo. Jo, labai buvo gerų dalykų. Tos jogos pasirodo gyvenime daug daugiau, negu galima įsivaizduoti. Nu, ta prasme,
Tas, pavyzdžiui, kaip gero žodžio kažką pasakymas, nu, ar kažkokio tai padėkojimo, kad tai yra iš jogos, nu tiesiog. Tai yra. Mhm. Man labai gerai surezonavo dar viena mintis, kas visiškai netikėta, kad kai lyginiesi su kitu, ten neatsimenu, kurioje ten pakopoj, su kitais žmonėmis, Santošoj. aha, ir kaip ten paaiškinta buvo, kad gal tiesiog laiko, nu, ta prasme, laikas prasilenkia, jis anksčiau pradėjo ir štai anksčiau pasiekė. Mhm. Apie šitą, nu, čia man gerai nuskambėjo, aš Mhm. Taip, niekada apie tai nepagalvodavau. taip, ir gal kažkas gal anksčiau pradėjo ir kažką pasiekė, ar tas žmogus daugiau laiko skyrė tam, kad kažką pasiektų, bet aš pasiekiau kažką kitą per tą laiką. Tai Mhm. irgi labai svarbu tą visą laiką prisiminti ir neužsiciklint, kad va kažkas geriau ką daro negu aš ir dėl to aš esu nevykėlis. Mhm. Tai tiesiog tas mus labai skatina pasidžiaugti tuo, ką mes jau pasiekėm ir tuo, ką turime, ir pasidžiaugti gal net ir mažesniais dalykais, mažesniais pasiekimais. Net Ryčiui praeitą dieną nepasakojau, bet kaip jam buvo, kad jis bėgo bėgimą ir nubėgo tarp 10 geriausių bėgikų ir jis net nepasidžiaugė, nes nežinau kodėl. Paskui Tai suprato. pirmas atbėgti, ar ne? Nes ne pirmas. O kiek bėgikų iš viso buvo? Gal 70. A, ne? Greitai. Kiek čia? Beveik 7 kartus geriau negu kad kiti likusieji, bet nieko tokio, ne? Tai va, kol esi tam lyginimės ir tik tai žiūri į tuos priešais tave ir tu niekada neatsisuki atgal pasižiūrėti, kiek žmonių už tavęs dar yra. Tai manau, tos tokios praktikos ir daveda iki to, kad reikia visą laiką žiūrėti iš toliau, kad pamatyt, kur tu esi, vietoj lyginimuose tik tai tų žmonių, kas priešais tave yra. Jo, tas pasilyginimas toks biškai dviprasmiškas, kitą kartą, nu, jis gerai, kai pamatai lyg kaip pavyzdį, jėmi žmogų ir tada yra judėjimas, norėjimas tapti kažkuo geresniu, dar geresniu, keistis, bet jeigu stabdo, tai biškai, nu, vėl kitaip. Kam lyginėsi, klausimas yra. Mhm. Čia balanso kaip ir visur reikalauja. Turbūt viena pagrindinis dalykas tai yra tiesiog stebėjimas. Tai stebėjimas savęs, savo minčių, emocijų ir pojūčių. Kai pradedi pastebėti, supranti, kad čia gal net nesąmonės kažkokios galvoji. Ir tiesiog savistaba, tai bet kur, bet ką darant, stebėti save, ar aš dabar tam atiduodu 100%, ką darau, ar tikrai esu šiame momente, ką darau. Ir kokios mano mintis kyla apie šias situacijas ir žmonės ir viską. Ir tada, kai pastebim, daug lengviau jas pakeisti, nes mes neprivalom gyventi su tom mintim, bet kad jas pakeisti kažkuo geresniu, pozityvesniu, mums reikia iš pradžių tą pastebėti. Kažkurioje vietoje pas tave pasakyta, kad ar tai yra, nu, ar yra įrodymų, kad ar gali būti tikras, kad tai yra, nu, tai, ką tu galvoji, tai yra tiesa. Čia irgi iš jogos filosofijos, ar ne? Ir čia dar, man atrodo, ir kognityvinė elgesio terapija to irgi klausia, kai pastebi kažkokią mintį, tada irgi klausinėti, ar tai yra tiesa, ar yra kažkokių įrodymų, kad tai yra tiesa. Jo. Ir coachingas tą patį klausinėja. Ir, tagi, kaip ten, neatsimenu vardo, Keitė 4 work šitas klausia, ar tai yra tiesa, ar gali būti visiškai tikras ir panašiai. Ten aš pamiršau eiliškumą, bet tai yra toksai metodas, kuris išfiltruoja, kaip skėtis, kaip rėtis tas visus. Nu, parodo absurdiškumą kartais kilančios minties. Labai.
Viskas yra persipinę, tos filosofijos. Mhm, mhm. Ir iš visų filosofijų ir disciplinų tikrai galima daug ko pasiimti. Tai dėl to tai irgi mano tikslas šiandien buvo, kad pasimtume tai, kas naudinga, paliktume tai, kas gal nerezonuoja ir tiesiog pasibandyti savo kasdienybėj, nes tas tikrai nekainuoja laiko, nes kartais vairuojam, laukiam eiliai parduotuviai, visada galima labai užsiimti labai daug praktikų, darant Mhm. tokius dalykus, kuriem gal tokie, kurie nereikalauja protinio darbo, tai tada galim užsiimti, užsiimti su savo galva. Tai dėkuoju visiems prisijungusiam ir visiems, kurie žiūrėjo įrašą, nes įrašas liks. Tai jeigu dar po to kils kokių klausimų, tai tikrai rašykit. Ir gražaus vakaro, tikiuosi nenusivylėt, kad ne asanas darėm šiandien. Ačiū labai, tikrai praplėtė visą suvokimą ir dar sakau, dar kartelį mintis yra tokia, kad pasirodo tos jogos filosofijos daug daugiau gyvenime negu tiesiog įsivaizduot buvo galima. Tai ačiū labai. Labai graži santrauka tokia. Tai su jie ir pabaigsim ir tada visiems gražaus vakaro ir ačiū labai už jūsų laiką.